Sveiki! Ar jūs pavargote nuo vis pasirodančių slapukų lentelių, lėtų puslapių ir visur sekiojančių reklamų? Yra daugybė naršyklių – Chrome, Firefox, Opera, Safari. Tačiau aš pasirinkau Brave. Kodėl? Nes jis sprendė daugybę kasdienių naršymo problemų. Šiandien trumpai papasakosiu, kuo ji tokia ypatinga. Prisimenat tuos erzinančius slapukų langus? Atidarai puslapį ir vėl lentelė su slapukais. Greičiausias būdas paspausti sutinku. Norint jų atsisakyti, tenka skrolinti, juos išjunginėti, gaišti laiką. Su Brave aš juos tiesiog pamiršau. Naršykliai automatiškai blokuoja sekimo slapukus ir joks langelis net nepasirodo, tai taupo laiką ir surinkama mažiau informacijos apie jūs. Įnaršai telefonu, žinai, kaip erzina netikėtai pasileidžiantis video ar pasirodančios reklamos. Jos ne tik gadina nuotaiką, bet ir siurbia tavo interneto duomenis. Brave blokuoja jas automatiškai ir tau nereikia dėl to sukti galvos. Brave taip pat automatiškai nukreipia į saugesnės svetaines. Kadangi reklamos ir sekimo skriptai neįkeliami, puslapiai su Brave kraunasi 3 ar net 6 kartus greičiau. Tai ne teorija, tai jaučiasi kasdien, ypač jei tavo internetas nėra pats greičiausias. Brave tinka visiems, kurie rūpinasi savo privatumu, mėgsta greitą naršymą. Tai reiškia visiems. Brave naršyklė tikrai turi skirtinių privalumų, kurie ją išskiria iš kitų. Štai konkretūs skaičiai. Per trumpą laiką Brave man užblokavo daugiau nei 58 000 reklamų ir sekėjų, sutaupė beveik 2 GB duomenų ir 49 minutės laiko, kadangi puslapį įsikėlė greičiau dėl blokuojamų elementų. Įspūdinga, ar ne? Tai parodo, kad Brave naršyklė aktyviai saugo jūsų privatumą ir optimizuoja naršymą. Jei pavargai nuo sekimo, reklamų ir lėto naršymo, galbūt laikas išbandyti Brave, pakeisk savo naršymą šiandien, išbandyk, nuorodų palieku aprašyme. Jeigu patiko, paspausk patinka ir užsiprenumeruok. O jei jau naudoji, pasidalink komentaruose savo įspūdžiais. Iki kitų kartų.